Labas rytas, atvažiavome į Dubrovniką. Parkingas dienai tik 40 eurų. Čia kai sakot, kad Vilniui lupa, tai ar tikrai lupa? Žodžiu, einam į Dubrovniko centrą. Po truputį leidžiamės, einam palei sieną. Gal nusileisim iki ten. Ten kažkoks tiltas. Žodžiu, nusileidom va nuo ten kažkur aukštai. Ir dabar eisim per šitus va vartus. Žodžiu, chebra jau įėjęs. Tai va, einam. Dabar tokiais laiptais neišvežima. Aha. Čia kur pažvelgsi, tai visur siauros gatvelės iš vienos pusės, iš kitos, tada iš kitos ir tada iš kitos. Išėjom pro šitus vartus ir patekam va štai čia. Va, einam toliau, žodžiu, palei pakrantę. Pasigrožėkit. Nu va, mūsų mojukas užmigo, tai sustojom, žodžiu, pavalgyti. Čia, žodžiu, Dubrovnikas yra, kad labai daug Italija kvepia. Ir pastatai, ir maistas, tai va, sustojom pavalgyti, tai žiūrėkit. Itališkas maistas. Tai parodysiu kitą pusę. Spagečiai. Čia yra su focaccia, žodžiu, kiaušiniai. Ir va. Ir stilius irgi toks. Žodžiu, norim išeiti. Na, kur čia nuves? Aplink kažkokią tvirtovę. Gali mūsų kajako prasiplaukti. Na. Ieškam kelio išėjimo. Žodžiu, eisim, to išeisim, kad kuo mažiau laiptų būtų. Nu va, radom ne laiptus. Išeisim. Tikra turistė, dabar pafilmuosiu. Žodžiu, einu palei sieną, jau link savo mašinos, kur pastatyt, net liežuvis panas sustas, ta.